Ai ne, viskas gerai, atvažiavau, čia tyku ramu, biški. Aš jau post factum atvažiavau. Tai. Ai, jau paskui. O taip, aš po to dar biški informacijos ten dėl tų gaisrų pas tave mačiau. Kaip ten, labai ten žoskai pas jūs ten? Nu, sakau, tas Mauis ten belekas, kaip vis pasižiūriu dabar video visokius, kur ten žmonės sušokia į vandenį, žinai, tarp dūmų ten vandenį tiesiog sėdi, laukia, kol ten sudegs viskas realiai. Bet aš čia sušokia į vandenį, turiu meni, kad ten baseinuose kiek buvo? Ne, nu, tipo, ten eina kaip kelias pakrantė, žinai. Ai. Tai kadangi pasidarė kamščiai su mašinom, ten visi užstrigo, tai tiesiog gelbėjosi jau gyvybės, jau net nebe mašinas, nebe daiktus, o save, žinai, tai lipo lauk ir tiesiog varė į vandenį ir sulipo ir ten mirko. O ten, žinai, atrodo, tipo, kaip ir nieko tokio įbrisi ir sušlapsi ir, tipo, viskas gerai, bet ten karštis bele koks, ten tų pelenų bele kiek ir, nu, tiesiog dūmų tiek, kad tu ten vos kvėpuoji, žinai, ten kelis, vos net 50 metrų vandenį, bet vis tiek dar ten belė, nu, žoskai. Ir, žinai, nėra, kad ten, tipo, ai, čia šiaip sumirksi ir viskas gerai, tai tą sunku įsivaizduoti, žinai, kai pamatai tokį visą ten, nežinau, visi smalkėse, visi ten suodini ir ten peršikė, nu, tai taip tada supranti, kiek, tipo, baisi. Jo. Nu jo, šį. Nu, tai gerai svarbu, kad ne pas jūs bent jau, tiek gerai. Tai mes kažkaip tada permastai, taip, tipo, jeigu būtų čia, nes irgi įmanoma, nes pas mus čia vėjuota tokia pėdė. Nu, taip, tada tiesiog tos prioritetus galvoji, nu, ką čia imtum, ką darytum, žinai, irgi vienas kelias, užsikimštų iš karto čia, žinai, tokių tupikų padaryta, kur, nu, yra kas geriau negu Maui, bet taip irgi galėtum puikiai atsidurti tokioje situacijoje, žinai, lengvai. Taip galvoju, žinai, pasimėtai su Sandra pašnekam, čia maždaug, ai, žinai, tada sakau, ką darytum, pavyzdžiui, jeigu ten, nežinau, aš ten vienur, Sandra kitur, tarkim, atskirai, žinai, kad ten nestrikta visiems, tarkim, ten begelbėjant ir ieškant vienas kito, maždaug, kaip dėliotis tokių, žinai, permastai, žinai. Irgi, sako, irgi toks geras momentas, žinai, sako, aš tai varyčiau, žinai, jeigu, tarkim, Aras kažkokioje mokykloje ar dar kur varyčiau, ten pas jį, žinai. Nu ir tas supranti, kad turbūt taip darytum, bet iš kitos pusės, žinai, kaip ir irgi toks, nu, dviprasmiška situacija, nes ten greičiausiai irgi kažkas bus suaugęs ir jos evakuos ir dar kažką, bet jeigu tu ten, žinai, pakeliui kur nors ten užstriksi, žinai, tai irgi jokios naudos. Žinai, prieš srovę, kaip per filmus gaunas, lendy tą ugnį, žinai, ar kažkur tais. Na, jo. Čia, žinai, irgi ten, tipo, kai karas prasidėjo, tai irgi buvo tų minčių, tipo, kad reikia ten jau susidėti ten tą kuprinę kažkokią, pasiruošti, tipo, žinai, apsitart ten kažkokius maršrutus. Nes, tipo, negali žinoti, kas tai, bet rankos vis ir neprieina, žinai, tą mintis. Nu, šiaip, žinai, tai gal nebloga. Mes tokį kažkaip lengvai irgi apsitarę esam. Nu, kiek čia, žinai, visada turbūt nenumatysi ir ten reikės kitaip realybėj spręsti, bet kažkaip, žinai, vis tiek bent jau minimaliai sakom, žinai, jeigu kas ką, žinai, nu, tipo, imam kešą ir iš karto atgal, nežinau, varom. Jeigu mes Lietuvoje, tipo, tuo momentu, tai bandom iš karto, žinai, varyti, jeigu matom kažkokias nesąmonės, žinai, nelaukiam ten atostogų pabaigos ir panašiai. Nu, jo. Tokių, žinai, ten, jeigu, pavyzdžiui, ten Sandra su Aru jau čia, tai, žinai, aš ten neskrendu, viską cancelinu ir kažkaip, žinai, tada dėliojamės. Nu, tai va, jo, bet reikia pasišnekėti, žinai, žinot. Jo, žinai, šiaip tokius primityvius dalykus, kaip atsakai, atrodo, ten, nežinau, vandens, dar kažkokiu, ten kešą turėti visą laiką, toks vis tiek, kad būtų bent jau minimaliai, žinai, kad būtų kažkokios priemonės, nes viskas, jeigu stoja, tai, žinai, tada nieko tu ten neturėsi. Žinai, nei ten parduotuvių, nei ten rezervų. O kešas yra kešas.
Vos nebūtų. Užsipekinti reikia ir maisto tada, prasideda tokios bėdos, kiek ko reikia. Minimaliai gali kažką sauso davinį, žinai, ten... Jo, tengi yra ten tos rekomendacijos, ten ką reikėtų. Mes tai viskas į vieną kuprinę ten telpa. Jo, žinai, čia vanduo. Šiaip tai aš irgi, kai prasidėjo karas, pažiūrėjau ten kur nors, tie visi Mariupoliai, dar kažkas, kur, žinai, pagrindė tiesiog ten žmonės vandens neturi geriamo, iš karto katastrofa tokia, žinai, krizė humanitarinė, nes ten nebėra geriamo vandens, žinai, ten tiek gyventojams, tiek kariams, žinai, ten problema pagrindinė. Ten dar maistą kažką susižvėjoji, bet tu ten be vandens, žinai, 2 dienas prabūsi viskas. Tai toks atrodo primityvus dalykas, bet... Kažkokia ten, klausiau irgi diskusiją ten, tipo, apie tai, kad tam rinkinukė, tipo, kurį čia reikėtų turėti, kad, tipo, šitą cigaretės yra, žinai, tipo, kam tu, tipo, cigaretės, žinai, jeigu tu esi nerūkantis, noriu atsakyti, kad žiauriai geras daiktas mainyti po to, žinai. Kad čia tokia, žinai, kaip valiuta, žinai, praktiškai. Blemo, kaip šitai, kaip zonai. Būtent. Ne, aš vieną esminį žinau, kad reikia tualetų bokelius tada lyskite ir tik nenuleidinėkit vandens. Tai ten visai gerai litrų yra. Kas? Ne, jeigu reikia vandens, tai tualeto bakeliai yra dar švaraus vandens, kuris yra, kaip sakytų... Pribėgęs iš anksto ir laikosi. Tai gerai, jeigu pas tave bakelį sieną neįleisti. Tada išdaužai sieną, tu prasme. Kai norėsi vandens, išdaužysi tą sieną. Ne, tada tai. Neturėk omeny, kad dar pas kaimynus tada irgi gali įsibrauti irgi. Toks jau, Juliakai, tai jau tokius žiauresnius, žinai, tipo, siūlai. Juliakas daugiau apgalvojęs yra, žinai. Jisai pas Juliakai yra, žinai, kaimynų vertinimo skalė, kurios pirmas uždubasint, kurių dar pagailėt, kurie verti pasigailėjimo. Aš pradžiai galvojai tiesiog pasišnekėti ir pasakyti, kad turėtų. Atiduok savo bakelį. Bet galima, aišku, iškart jau ir su lasda eiti, faktas. Jeigu ką. Ne, nelaikykit mane tokiu blogu žmogu. Bet jo, šitas dalykas. Šiaip tai kai covidas buvo, visi kai pirko viską, čia traukia maišais, tai pradėjau galvoti tokius dalykus, kur tipo, geras, kaip įdomu, tipo, kad žmonės, pandemijos čia laukia, ten visi makaronų prisipirko, taip toliau. Šiaip žiauru, kaip pagalvoti tokius dalykus, tipo, prisipirki makaronų, bet jeigu vandens nėra, ką su jais darysi, nesugrauši. Nevaryk, aš iki šiol turiu dar ryžių ir miltų likusių, kurios naudoju prieš COVID. Super, tai vat ir naudok. Taip, kadangi tikrai čia perškę buvom dėl to COVID ir pradžioje neaišku, ko čia tikėtis, bet tų vakcinų, tai, niekada nedarau jokių tų rinkinukų ir ten kažko, bet man tas užknistas, žinai, ir biškai buvo tos panikos kažkiek, bet man labiausiai, kad amerikiečiai labai turi tą kultūrą užsiprekinti nuo šalto karo laikų, tai pas juos tik kažkoks, ir šiaip, jie gal turi ir patirties, pas mus, kai nebūna nei ten kažkokius tsunami nieko, tai nei čia, žinai, tai mes gal to neturim, kad tipo reikia labai, o jie tik tai kažką praneša, kad ten bus kažkokia kataklizma, iš karto ten nebėra vandens prekybcentriuose, žinai, riboja ten miltus, ryžius, žinai, ir kažkada čia buvo. Žiūr, nėra ryžių iš viso, galvoju, tipo, ten kažkoks prieš tai čia turėjo ateiti kažkoks čia pas mūsų uraganas ir, žodžiu, gerai, žinai. Tai galvoju, gerai, šį kartą aš būsiu tas pirmas, kur dar nieks maždaug neseka tų naujienų, nes mes ten aš sėdėjau jau nuo naujų metų ten apie tą Kiniją, žiūrėjau visokius skaičius. Tai kai dar buvo, viską užsipirkau ten tą maišą, nes pas mus toks yra didelė, tai Maxima super, kur ten blemba, nežinau, 20 kilų miltų ir panašiai, žinai, tokie maišai. Tai galvoju, tiek to, pasimsiu tą vieną maišiuką, žinai,
paskui žiūriu po 2 savaičių nieko nėra, iššluota ten, iššluota tokia šlatanka vietinė, tokia konservuose laiko jie tokia turi kaip sūrę šlatanką ir ryžiai ten, nieko nėra. Galvoju, tai va, bent spėjau prieš visą nesąmonę. Čia gal galite į viršų, čia į kairę jo pasukti ir ten... Ne, gėviš negalima. Ne. Kamera? Kamera pasukti jo į kairę, gėviš reikia. Ne, aš tai galvojau kažkada, tipo, ką daryti, jeigu apokalipsė yra. Arba ten, kai Hebra bunkerius būna statosi ar dar kažką tai. Ir galvoju, ar verta vis dėlto išgyventi, pasauliu visiškai pipėcas ir kokia prasme, žinai, ten iš to bunkerio išlysti ar ten, nežinau, pragyventi pasikankinant mėnesį vietoj savaitę. Ačiū Jums, gerą vakarą. Ir ką nusprendai, tipo, ne? Ne, nusprendžiau, kad neverta. Tiesiog. Ne, pagrindinis dalykas, tai tą esu supratęs, kad jeigu kažkoks tas kataklizmas prasideda, kuo greičiau už miestą reikia dingti iš tiek. Tai... Bet tu vis tiek turbūt, kol tu suvoki, kad tu gali išsigelbėti turbūt, arba kad ten kokios pasiekmes, tai tu stengiasi iš visų jėgų, žinai, kaip daryti. Tai kai tau kikina tas, kad tipo neišvengiamybės toks momentas, tada turbūt susitaikai. Klausimas, ar susitaikyčiau irgi, tai va tas ir yra įdomiausia, žinai, kaip tu toj situacijai reaguotum, ką darytum. Nes turbūt, žinai, gali būti tas kikins išlikimo instinktas, o tada jau, jau pas kaimynus eisiu nešnekėtis, kažką blogiau daryti. Tai jo, čia įdomus momentas, aišku, kurio nesužinosi, nepatekęs į tą situaciją. Kažkada žiūrėjau tą filmą, toks yra apie, kad ten atkrenta, nežinau, kažkoks ten asteroidas, kas ten, ir kad Žemė pizda ir visi maždaug toks šiuolaikiškas, tipo kasdieninis, tipo paskutinė diena, visi žino, kad nieko negali pakeisti, ten bandė ten kažką numušti. Ir žodžiu, holivudinis, bet tiesiog. Ir kad visi maždaug jau žino, kad tada jau dabar atskrenda ir čia jau viskas, tai maždaug susirenka ten žiūrėti ant kalvelės ir panašiai. Tai toks maždaug susitaikymo ir man labai buvo sunku žiūrėti, nes aš toks maždaug, žinai, dar bėgti, kažką daryti. Yra, žinai, labai stipriai supratau, kad man tas yra vis tiek atrodo, negali tu taip ramiai, nors suvoki, kad viskas, bet nieko nepakeisti, bet labai sunku tą išgyventi. Jo, tas momentas, šiaip man patinka, kaip filmuose teklina. Šitas Don't Look Up irgi fainą sceną turėjo paskutinę, kur sėdėjo visi prie stalo pietų tiesiog. Pasidarė skanius pietus, sėdi visi, bendrauja ir tipo žino, kad tuoj mirsim, žinai, tai irgi tiesiog, ką padarysite, žinai, net niekur nepabėgsi, kai koks, pavyzdžiui, meteoras skala į žemę ir ten visą atmosferą išsidegina, tai yra gal tas toksai naivus tikėjimas, lysiu į bunkerį, čia prasidėsiu, gerai, prasidėsi metus, sakykime, daug prisirinkęs, bet tai į ką tu išlendi? Į apokaliptinį pasaulį, kuriame vis tiek tau reikės kažkaip maisto gauti. Čia matyti yra tas pirmykštis kažkoks įskiepas, tas iš gyvenimo. Pradinis įskiepas stiprus ir man ir taip, žinai, tokių vis tiek. Jeigu, tarkim, ne kažkoks super jau ten neišvengiama kataklizmo, bet, tarkim, iš gyvenimo kažkoks, tarkim, žinai, problema ten maisto dar ką susirasti. Man yra tas, kad, žinai, vis tiek, aš manau, kad aš tikiuosi, nežinau, tu įsivaizduoji, kad tu gali, kad esi protingas ir gali kažką išmąstyti, žinai, ir nei ten, nežinau, ten surastų kažkokiu, žinai, kad aš save vertinu kaip žmogų, kuris gali galbūt kažkaip išmąstyti ir išgyventi, tai tu visą laiką stengiasi save, žinai, kažkaip įsivaizduoti, kad tu geriau negu esi ir save vertinti taip ir tas neaugi maždaug, aš rasiu būdų, žinai, toks yra toks maždaug tikėjimas, kad, nebūsi tas pirmutinis, kuris, žinai, lieka be vandens, pamyža, kaip sakai, žinai, išleidžia tą vandenį ir tipo, dabar nebėra. Čia feilo momentas. Miršti ten tu šneka, žinai, nes prieš tai ten turėjai dar, nežinau, šampano bonkę ir išgėrį, nes norėjai gerti. Toks, žinai, visiškai feilinį. Gerai, tai ne pirmas žūtų mantras.
Šitoj temai tai man fainas yra tas Walking Dead, net ne serialas, o idėja yra, ta franšizė vadinkime. Kur irgi yra tie zombiai, jų pilna, bet žmonės vis tiek mokosi gyventi toje erdvėje. Ir irgi kaip kiekvienas pasiruošęs į tą patenka apokalipsę, pavadinkime. Tai irgi tenai, gali auginti, lyg ir auga dalykai, iš naujo kur kažkaip civilizacija ir ten kiekvienas savo kokį tai indėlį duoda ir prideda. Tai čia ką tu galėtum duoti, sakykime, ir ką tu ten galėtum nuo savęs. Tai ten tai tokia įdomi idėja. Bet sakau, man tai taip įdomiau, sakykime, jeigu meteoras yra arba išsiniukina visi su branduolinė bombom išsišaudo. Tai tas užterštas bus, dirvožėmis, galų gale ar iš vis bus dirvožėmis, jeigu ten, pavyzdžiui, meteoras kala. Ir tada jau klausimas, kaip tu ten išlikinėsi ir išgyvensi, kad ir labai gudrus būtum. Tiesiog ten jau tokia gali būti situacija, kur šikna. Aišku, yra tas, mes žmonės tom ir fainai esam, kad mes turim tą tokį vilties mechanizmą, mes vis laik tikimės, kad bus geriau, kad arba, sakykime, jeigu yra apokalipsė, tai kažkur bus slėnis ar ten dar kažkas, kur nepalėtė ir ten reikia nuvaryti ir ten bandyti. Net jeigu jo nėra, bet mes turim tą viltį ir tokį tikėjimą. Irgi tokį perdėtą, kad tokį... Aš tai iškart man mintyse, kad mes tokie tarakonai, kur survivalistai, kur prisitaikom, kaip ar mutuojam kaip nors ten, liekam ten su išdegėtais plaučiais ten, kaip nors, bet ten atsiranda, nežinau, džiaunas ar kažkas. Bet toks, ta prasme, kad lieva gyvent, čia kaip geras irgi su zombiu, pavyzdys, kad žiauriai visą laiką ant įtampos, bet tu vos netau tada gal atbunka tas, tipo, gyvenimo toks, ta baimė ir tu tiesiog supranti, kad čia tau visą laiką ant asmenų vaikštai visą laiką, tai rytoj gali mirti, ten, bet maždaug tiesiog reikia gyventi. Kasdienybė, tas karo, irgi toks, supratau, kaip nesupratau, bet atrodo pradžiai, dar kokia tragedija, čia, parinėsi nemiegi ir paskui tu pat turi grįžti į ritmą, bet ir tu matai, kaip, tarkim, ukrainiečiai ten irgi grįžta į ritmą, ar ten sėdi ten metros, ten, statysi ten nuo bombų, dar kažką, bet ten mokosi, dar kažkas, darbus eina. Tu toks supranti, kad, nori, nenori, tu kažkaip turi grįžti kažkokią į kasdienybę ir prisitaikyti prie to. Tu prasme ir prie visko pristaikyti, kas įdomiausia yra su mumis žmonėmis, kad nori, nenori pripranti prie bet kokių sąlygų. Jeigu išgyvent gali, aišku, esi, bet priprantama. Kreizų dalykas, atrodo tokia tragedija, dar kažkas, bet tuo momentu, tai yra toks momentinis dalykas, tipo, tai baisu, o paskui, tipo, okei, baisu, bet man reikia įti, nežinau, pieno, pagal karvę. Gidrenis kažkodėl šypsosi, jau kažką pagalvoja. Ne, klausau jūs, galvoju, linksmai šiandien. Ne, šiaip pagalvojau tiesiog, kad įdomus momentas yra, kiek per skrandį pas mus viskas vyksta. Prasme, dabar taip gerai gyvenam, kad nereikia su galvos dėl valgymų ir visą kitą. Ir daug paprasčiau yra. Ir tas momentas, jeigu jūs įsivaizduokit, prasideda, nėra civilizacijos sistemos ir prasideda scavenginimas, dar kažkas. Tai man tai visą laiką tokia atrodydavo krūta svajonė, kur ten žinai, po apleistus namus ar ten prekybcentrius ir ten ieškai, žinai, ar dar yra kas nors ten pašratys, kokių konservų, kad surasti. Tada bandai kažką auginti, šūdą aišku nieko nemoki, tenai išsiaugini ten 5 bulves. Nežinau, tai būtų įdomu toks irgi. Nenorėčiau gyventi, bet būtų fainas žaidimas. Žaidimą gal ir dabar surastum toks, bet... aš šiaip tai prasidėjau karas ir ten pamatai, kad ten šiaip tokių, ten nėra vandens, ne? Ten reikia kažkokia pasirodo yra vandens išgavimo ten aparatai, ko aš irgi niekad gyvenime nežinau, bet ten kažkokį pilną. AliExpress'e ten gali rasti. Kažkokiu būdu ten išfiltruoja dar kažką. Dabar aš biškai atminties sakau, bet tokių maždaug, kad reikia, yra poreikis tokių, žinai, pagalvoju, tokių daiktų yra, žinai, iš viso sukurta, galvoju, okei, žinai, ten iš kažkokiu, net nežinau, iš ko jie gauna. Tai, ir taip tokiu galvoju, žinai, geras, taip, žinai, toks biškai kaip žostkas pasitestavimas, bet maždaug toks wake up callas labiau netgi sakyčiau, kad, okei, jeigu kataklizmas,
Tai va tokių dalykų reikia, o ne ten, žinai, kažkokių ginklų ar dar kažką. Ginklas irgi gerai. Suvaizduok, bėga koks nors laukinis gyvūnėlis, kurį čia parakšt ir nukupašinai. Aišku, reikia mokėti dar šaudyti, čia dar vieną. Jo, tai va, nenusišautam kažkokia koja. Tai taip, žinai, bet kaip atrodytų, žinai, čia reikia tai ginklo ar dar kažko, žinai, ir bus viskas gerai, bet iš tiesų tas pats Mauis, tai ugnis tos visos ir gaisrai parodė irgi tokį, kaip mes visiškai bejėgiai, nes ten žmonės labai, žinai, pasitikėjo miesto valdžia ir aišku viskas ten sufeilino, kaip visada, kas nesuveikė ir visi liko vos nei kaip pastose prie, žinai, ugnyje. Tai, kad irgi, žinai, iš karto visi sėdi, viskas gerai, dingsta ten ryšys, elektra, viskas, visi kaip akli. Nieko nebėra, nežino nei naujienų, nei kokia situacija, žinai, tu ten gali nematyti kilometro, kas vyksta. Žinai, plius vakaras artėja, ten tamsu greit būna ir viskas. Toks, tipo, nežinai, kas vyksta, realiai ten tave, pavyzdžiui, supa ugnis ir tu nežinai. Žinai, ten kažkokia yra, pavyzdžiui, tas emergency, žinai, tos žinutės, kur eina į telefoną, bet aš dabar net nežinau, ar jos veikia be ryšio, tipo, bokšto, ar neveikia ten, žinai, kokiu principu. Ir realiai ten nutrūko laidai, nutrūko ryšys ir viskas, sėdi visi, žinai, be interneto, be elektros ir be ryšio. Tai, žinai, nei ten, dabar, tarkim, vieni kur nors ten šeimynai išsiskirčius, niekas negali pasiskambinti, panika, kažkur važiuoja žiūrėti ten, ieškoti visur kamščiai. Tokį, žinai, greitai tampa visiškai nekontroliuojamas dalykas. Čia yra žoskai, va šita dalis man ir yra baisiausia, kur ypač ryšys tai, sudega antenos, nulūžta ten stulpai ir viskas, ten, žinai, ir tas laidas pats. Ir mes ant tiek pripratę esame, iš tikrųjų, va, prie šito ryšio, per kurį visa komunikacija vyksta. Nors, žinai, sakytum, eik į lauką, pažiūrėk į dūmą ir rūksta, vis tiek, gerai sakai, kad tu nežinai, kad, pavyzdžiui, tave apsupinėja ugnis kokia. Ir sėdi laukai, tikės, kad namie saugiausia yra, bet klausimas. Tai, žinai, dar atrodo, žinai, gerai, rūksta dūmai, tai dažniausiai būna pirma mintis, kažkas dega. Būtent. Tai atvažiuos užgesins, nes, matai ten kokius dūmus. Ir ten kartais, ten kaip rodė, tai ten vos nedega per gatvę namai jau ir visi dar vis tiek ten filmuoja, žinai, dar kažką. Tokie, žinai, dar kažkoks neadekvatumas, kad tipo... O, čia užoskai toliau. O, žinok, beveik visi sėdėjo namie ten paskutyti. Jo, ten, žinok, visiškai kažkaip nesuvokia rimtumo. Aš ten kažkokį trumpą video mačiau, kalbino ant jūsų gelbėjimo, kažkokį radą, kad ten kažkokį sirenų nepaleido. Sirenos aiškina, kad čia tsunamiams skirtas. Žmonės jas išgirdę, bėga, ne, kaip tik ten, gilyn į žemę, į kalną. Tsunamiams skirtas, čia reikėjo kaip tik kitą bėgti, sirenų nepaleido. Jo, čia mintis yra, bet iš kitos pusės, tai, žinai, liko iš viso neinformuoti žmonės ir net nesuprato, kad čia, žinai, taip šiek. Ten jo, kaip tu sakai, aš nesimenu, sakė, kad kitą jie naudoja, kad nebuvo, tai tos tsunami sirenos. Jo, tai va ir nieko ir nenaudojo, realiai sirenų nepaleido, niekas nesivakavo ten, neskubėjo, paskui visi vienu įpukai jau, žinai, jau laikas varyti, suvarė į tą vieną keliuką ir užkimšo jį. Dėl to ten taip ir atrodo tas, jeigu podcast matė, kaip, tokios zombilendas, kur mašinos visas numestos, žinai, ir realiai toks, tas mašinos dar priduoda tą, žinai, tokį momentą, kad realiai viskas vyko, žinai, greit, nes nespėjai tu ten išsinežinti, meti lauk, ir kai mašiną palieki, o kai amerikiečiai mašina yra, žinai, kaip pasakyti, jau paskutinės iki galo pražanga, jo. Jau, žinai, su mašina visur gali ateit, žinai, įsigelbėti ir čia tau ir miegoti joj gali, žinai, pirmiausias dalykas.
svarbiausias. Tai jeigu ją meta, žinai, tai supranti, tik tu ten visiškai. Ir jas aišku sudegė po to visus mašinas, ne? Jo. Nes aš dabar nuotraukas žiūriu, nes, tu prasme, Maui Fire bent įvežiau Havają. Ten geras yra vienas namas, kažkaip liko visiškai nepaliestas, nesudegęs. Labai gerai atrodo tarp juodų degėsių vienas sveikas, toksai pakrantėje. Tai aš kur ten rašė, neskaičiau, nenorėjau clickbaitint, kodėl, bet matosi, kad ten nei medžių daug nėra, nei krūmų aplink jį. Tuščia žolytė, tai matyti tiesiog kažkaip. Gal liepsnai vieną pusę kažkaip nuėjo, ar čia visa sala degė, kas čia buvo? Ne, degė vienas tas miestelis, bet, matyt, aš nežinau, vienoje vietoje nuo laidų užsidegė, krito šitas stulpas ar kažkas ir įdegė žolė, nes šiaip tai karštas sausa viskas ten. Ir viskas pradėjo nuo laidų, nes nesugebėjau užgesinti kažkaip, ten bandė dar gesinti, nepavyko, dėl vėjo, įsigapsnojo ir viskas, nebesustabdė. Tai realiai per kokias 6-7 valandas supleškėjo. Lemba, žiauriai. Ir dar, jo, ant greičio, tai ten, žinai, dar ir nespėsi, tai. Jo, dabar nuotraukas žiūriu, tai tokia, ypač kitos sudegusios mašinos, tai visiškai apokalipsė. Jo. Atrodė tikrai kažkaip nerealiai. Jo, kažkaip, man tai, žinai, aišku, Maujus dar kita sala, kaip ir okei. Ta prasme, kad, gal nėra tos tokios kaip, bet kad tiesiogiai paliestų, žinai, bet tu tiesiog pradžiai net nesupranti, žinai, kad kokio rimtumo irgi, nes, tai būna čia tų gaisrų ir visą laiką čia užgesina ir tam, kad, žinai, taip miestelis sudegtų, tai čia taip dar nebuvo labai jau. Bet jis visas sudegė, ar kažkuris rajonas? Jo. Visiškai, ne? Visas miestukas tam. Ne, nesavo. Jis nėra didelis, bet, žinai. Jo, bet vis tiek visas miestelis. Jo. Iš principo viskas išnyko miestelis. Jo, ten iki pamatų viskas. Ne, žiauriai atrodo. Aš sakau, ten mūsų draugai gyveno, žinai, visiškai centre, tai irgi. Ten ar Google Maps, ar nežinau, šiaip gal iš drono podcast tipo. Apibrėžtas jų namuko degėsiai, tipo, va čia mes gyvename. Žinai, vidury juodulių ir va vienas kvadratėlis ten jų, žinai, keli maždaug atskirti. Taip, stravo. Savo namai, nežinau, net koks jausmas, žinai, turbūt labai. Jo, tavo namai dar dega, tai iš viską atminys. Gerai, dar net fotkių yra iš kranto, tik iš vandens į krantą, tai tokia juoda, dūmai. Jo, scary shit. Tai jo, kažkaip galvoju, mes čia Lietuvoje ramiai gyvenam. Tai jo, šiaip čia blemba, aš taip vis permastau, ir tokie dalykai, žinai, taip verčia susimąstyti. Čia visą laiką kažkas, kiekvienais metais kažkokia, žinai, neaiškas. Toks labai kataklizmų vieta vis tiek tokia, žinai. Jausmas, kad, žinai, nėra nusistovėjus, čia dar tie visi ir vulkanai verčiasi, lavos, tai auga, kad, žinai, kaip tai kūrėsi tos salos, čia jos dar, manau, 1000 metų čia burbuliuos ir kunkuliuos. Tokia vieta, kur, žinai, nežinau, jauna vieta, dar jauna žemė ir visą laiką toje vietoje kažkaip čia vidury vandenyno, žinai, gal ir tie visokie uraganai praeina visulai ir ten ta žemė juda krūta, tai kiekvienais metais mes turim kokią nors nesąmonę, kadangi čia mes toli nuo visko ir ten ta visa flora fauna yra tokia irgi specifinė, tai viską nors užveža ten kokį nors, ten atveža kažkokį ten uodo, ten tą karštinę tokią dengia. Kažkada irgi, žinai, big dealas, nes čia mes tokie izoliuoti ir panašiai ir, žinai, tada labai išplinta, žinai, nežinau,
Tai tokių visokių, žinai, tai tas ten pranešinėja kiekvieną dieną per radiją, tai ten, žinai, kokį nors tokių ten, tas COVID'as čia buvo, žinai, irgi ten turim ten 15 ten tų aparatų kvėpavimo visai salai, žinai, tai, nu, tokių maždaug, kur vis tiek, nu, jeigu kol nebuvo nei vakcinų nieko, nu, tai ten, žinai, poreikis yra turbūt 100 kartų didesnis, jeigu ten prasidėtų pandemija, tai tokių maždaug, okei, nu visiškai kaimiškam lygiškai. Na, aš tai šitą atsimenu, kai geografijos mokėmės su laiku Mondėje, tas irgi to šūto. Nu, aišku, pagyventi reikia Havajos ar dar kur nors, kur neramu, bet Lietuvoje vienintelė stichija turim tai Rusija, o visa kita tai, nu, ta prasme, ten tobulas kraštas. Nei žinai ten žemės drebėjimų, nei ten kokių ugnikalnių, nieko. Šiemet labai daug vapsų. Nu tai va, stichija, būtent. Prasme, tokios problemos. Mintyse vis, žinai, būdavo, blema, Lietuvoje tipo tik lygumos, nėra tipo kalnų ar dar kažkas, ar ten vandenyno kokio, žinai, ten gražaus, ir tada pagalvoju, gal kartais tos lygumos ir ramybė yra visai nieko, žinai, ten 4 metų laikai ir nei per karštą, nei per šaltą, tai čia, žinai, visos ten pietų Europos ten skundžiasi ten 3-5 ir kiam laipsnių, žinai, tu ten maždaug, nu gerai, tikrai kažkaip bent jau ne patį pirmą palies ten. Pirmą tokai tas ir viskas. Jo, tai va ta dalis ir kikina po to, žinai, pradedi suprasti, plemba, krūtoj vietoj vis dėlto gyvenam ir, kaip sakant, daug paprasčiau viskas. Ta vieta tai irgi toks visiškai atsitiktinumas ten. Kažkodėl atsidūrė čia ir dabar tipo kleiminį ten tą lopinėlį ir pasisekė, kad tu ten, žinai, nesausrose kažkokią dykumose atsidūrė ir dabar, va čia gerai, čia Lietuva. Jo, ir mums dar pasisekė, kad gimėm tokiu metu, kai Europos Sąjunga buvo priimta ir realiai keliama valstybės vertė, net nežinau kaip pavadinti. Nes, žinai, galėjom gyventi toliau tiek, kiek turim, tiek ir tai turėdami. O čia dar ir visą valstybę už ausų tempia. Tai irgi krūta. Toks įdomus istorinis momentas. Tuoj mes su savo lazeriais tempsim. Tai su lazeriais mes tempsim, tai čia laiko klausimas. Mums tiesiog parodo galimybės, pakelia, kaip sakant, nuo šiukšlių dėžės, duoda ten meškerę ir sako, eik žvejok. Tai va, prisižvejosim to. Nu jo, bet turi būti, žinai, toksai dar ir tautos, aš vis tiek kažkaip, čia gal ir norisi to tikėti, bet, nu, aš taip pažiūriu, žinai, kaip lietuviai nori gyventi geriau ir darbštus ir stengiasi, tarkim, nu yra, taip pasižiūri kultūriškai, kad kai kurios tautos išvykę kažkur, nu, parazituoja ilgiau ir tokie tingesni yra, arba nežinau, tas potencialas gal nėra toks, žinai. Mes gal buvom ilgai užengti ten sovietų ir carų rusų visokių, bet tas toks, žinai, kad tipo, nu, turi tą tokią, nežinau, kažkokią, nu, darbštus mes esam lietuviai. Pakankamai, kai pasižiūri, žinai, tas yra stipriai skiepytas kultūrinis dalykas, kad mes, nu, kažkodėl gyvent. Nu, yra, bet kaip ir visur, nu, imi, žinai, tą tokiam didžiąją dalį, nes visur yra atmaroška. Bet taip pažiūri, žinai, kad, nu, kaip sugeba, didžioji dauguma atrodo, kad teigiami labiau. Ir paskui pasimato pačioje Lietuvoje, tarkim, kas irgi, faina, kad gyvenam tokiu laiku, ir tempia už ausų, bet ir tu matai, kaip atsistoja ant kojų ir išsilygina ir tos vejamės labai stipriai, aš manau, terminalas ir toks, kiek tas to regiono būdas gyvenimo ir jau pradeda jausti, žinai, kad atsistoja viskas į savo vietas ir maždaug išsilygina. Šiaurinė tokia dalis. Nes, nu, sakau, kaip vietos kokie jie atrodytų, žinai, irgi, kaip neten gyveni, atrodo, blemba, ten ir auga viskas ir šilta, žinai, bet, nu, žmonės, pavyzdžiui, ten kokia Italija ir šiauriai šiknoj sėdi, nes bedarbystė dar kažkas ten.
Daug italų ir ispanų Vokietiją važiuoja ir į šiaurinės valstybės dirbti. Jaunimą ypač, kuris moka angliškai. Nes irgi kiek pašneku, tai tiesiog sako, darbo nėra, tai dėl to ir bėga. Italija, žinai, gražu, labai man visą laiką ir miestelį susitvarkė ir tikrai kažkoks toks, jie turi, pavyzdžiui, tą kultūrinį man išlaikymą labai savo. Ten gražu, žinau. Jo, šiauriai ir tas yra dėl iš tos, išlaiko tą seną, nesugeba suvaryti, žinai. Bet ir tas yra įskiepita, kad reikia tausot, nežinau, ir daiktus, ir viską, ir namus, ir ten atstatą, ir gal ir klimatas toks tinkamas, kad, žinai, nepaveikia taip skaitos temperatūrų, bet va tas tu labai saugai ir iš to neturėjimo galbūt daug veiklos kartu ir tą čiūstį, ten, žinai, išlaikai. Bet kartu ir ta tokia stagnacija irgi, ir pliusai ir minusai, žinai, viskas, nežinau, toks labai, nežinau, kaip pasakyti, yra gražu, bet kartu tu supranti, kad ir iš to tokio, iš to vargo net, yra kultūrinis palikimas, fainai, bet kartu dėl to, kad viskas labai lėtai vyksta, ten niekas nesikeičia, iš to irgi ateina problemos. Problemos, bet tu ir taip randi, žinai, tas naujai atvykęs, tipo, o kaip čia faina senoviška, bet čia senoviška ne vien iš gero yra likę. Jo. Nes čia su Jolanta mėgstam pasižiūrėti Italijoje, kaip pardavinėja butus, nes smagu. Tai čia, kol šnekėjai, prisiminiau Lecce miestelį, norėjau pažiūrėti. Tai ten jau Italijos apačioje, ten tam Gote, Kulne miestas yra. Tai vienas bičias tam regione keliauja italas, piragėlius visokius valgo ir to pačiu butus apžiūrinėja. Tipo kokie yra. Ir YouTube'o tokius video formatą daro. Tai irgi čia parodė vienam butas 100 000 eurų kainuoja. Šalia Lecce miestelio, ten jau miestas šiaip skaitas, ten didmiestis 200 000 kažkiek tai žmonių. Ir achuienas butas, ta prasme, miesto centre. Visas miestas barokinio stiliaus, tai įsivaizduokit, kaip yra Petro Povilo bažnyčia, tai tokio stiliaus, pastatai visur tikrai gražiai atrodo. Ir ten tas miestelis buvo figienas ten 1600 ten metais ar kažkada, tai buvo labai ten prekyba ėjusi. Ir nuo to laiko viskas, jis niekad nebuvo garsus ar kažkom, tai tiesiog buvo geri laikai, praėjo, bet tuo metu labai gražiai užsistatė. Ir būtą parduoda ten 2 aukštų, vos ne 2 būtas, ten erdvės per daug. Ir ten miesto centre 100 000. Ir miestas nėra apleistas, bet tiesiog ten nieks negyvena ir nedirba. Kaip dirba ir gyvena žmonės, bet nėra jokios pramonės ar dar kažko, tai kad ten būtų verta keltis. Tai, sakykime, jeigu tau nesvarbu, kurioje vietoje gyveni, tai tokį būtą nusipirkė, sustvarkai ir gyventi. Jo, gal kažkada ir pasikeistas, nes aš panašius irgi žiūrėjau čia per YouTube, kažkada įmetė ten į tą feedą, kad vos ne ten realiai ten buvo ekstremumai, jau ten vos ne po 1 eurą pardavinėjo, kad tik tai, žinai, atgaivinti, žinai. Tipo eurą ten žoskesni, žinok, aš irgi žiūrėjau. Jo, ten, žinai, žoski visiškai griuvėsiai, bet, irgi paperka tuo, žinai, atvažiuoji čia maždaug ten, oras geras, ten, žinai, gražu ir tu čia biškį painvestuosi ir turėsi. Tai privilioja taip daug labai britų visokių, žinai, pagyvenusių, kurie ieško savo, ten, nežinau, antro būsto poilsiui, ten, važiuočiam. Tai tokius, ten, pritraukia, bet toks, irgi gaunasi. Toks dirbtinis vis tiek būna tušti miestai, nes realiai tik kurortiniai patenka. Ne infrastruktūra tokia vegetuoja vis tiek. Laikinai gal kažkaip atremontuoja, bet toks nėra kaip gyvenimo nesukūrė. Jo, tai tame bėda ir yra, kad ten trūksta ir, žinai, tos infrastruktūros. Kaip, infrastruktūra yra keliai, bet ir parduotuvės, manau, yra. Bet tiesiog priklauso, ko tu nori, ko tu reikia gyvenime. Bet šiaip man tiesiog įdomu, bet, žinai, Italijoje tie būtai tiek kainuoja, kaip pas mus jau Vilniuje neįsigysi. Aišku, ten Romoje irgi neįsigysi už tokias sumas. Aš pamenu, kai mes varėm po Toskaną, kaip čia? Po Toskaną, aha.
šitą, tą regioną, kaip jis vadina. Jo, ten per vidurį Italijos. Nuo Romos ten eina. Jo. Tai vienoje vietoje taip netyčia užtaikėm į tokį bokštą nakvot. Ir jauna porelė, ten visiškai 5 gal metų, ten, paveldėjo kažką, ten nusipirko tą bokštą, tokiam mažam visiškai kalnų miestelį. Bet nerealiai, žinai, tai kaip sakai, va, ta sena visa statyba ir ten vis tiek yra tas senamiestis ir ten, žinai, kavinė, ten restoranas vis tiek biškai veikia tam turistam. Kažkokia yra infrastruktūra minimali, bet toks irgi vidury niekur ir bandė ten gyventi, paskui, man rodos, išsikraustė, žinai, tokį turizmą kažkokį, bet atrodo nerealiai, žinai, ten, sakau, 3-4 gal net aukštas toks bokštas, žiauriai faina ir viduje, ir tas, žinai, gali pasidaryti nerealiai ir viską, bet, kartu ir sudėtinga, žinai, ten tik tokiam super kaimui gyventi. Tai specifika yra, nors atrodo, wow, kaip jėga, žinai. Jo, mes čia su Jolka kažkada šnekėjom, tiesiog mums jų wow atrodo, taip pat kaip, žinai, jiem atrodytų mūsų trobos kaimuose, tos apleistos baisios. Tai čia gali būti, žinai, ir tas momentas, kur, tiesiog jiems tai, akmeninis iš akmenų aplinkui krūvas sukrautas namas ir viskas, o mums tai, kokios gražios, ten tipo akmeninės sienos, ten tipo bokštelis, koks yra ir taip toliau. Bet ten, žinai, sutvarkyk ir sutvarkęs, bet ten nieko nėra, tūga, tiesiog gyveni, žinai, savo, gerai, gražiam namelį, gražiai vietą, bet tiek ir tie. Manau, kaip ir visur, žinai, ta rutina, kaip tu gyveni, tu žinai, tos visus mantus ir kitaip tada viską matai. Čia bet kur tą padaryti, žinai, pas mus atrodytų, kaip čia, žinai, kas atvažiuot pailsėti, tai tai labai faina, viskas čia vandeninas, bet tas irgi turi tokių minusų, žinai, kaip vidury niekur esi, tas salelė ir dar kažkas. Kartu atsiranda tas, žinai, kai gyvenime susiduri ten su tiekimų kažkokių daiktų ar ten dar kažkokių davimų ir kažkas kitaip. Šiaip tai jo, tai iš mūsų dabar tokiam sąlygom labiausiai ir gyveni iš tikrųjų. Pats kas Italijoje gyvena, kur nors pietuos. Yra, tai žinai, kai ta rutina po kažkurio laiko irgi pradeda smegenys spausti. O kaip čia tų metų laikų nėra, žinai, daug veiklos irgi tas plotas yra ribotas, tas irgi žinai, tokių kultūrinių dalykų irgi ribotai. Pradeda, žinai, spurdėti, kad reikia pajudėti, dėl to ir varimų vietų ar dar kur, kad biškai pakeisti aplinką. O tau, pavyzdžiui, šiaip kultūrinių dalykų trūksta? Tu vaikščiodavai Lietuvoje, nežinau, į kažkokius tai... Trūksta, žinai, paprastų dalykų trūksta. Tu gal labiau įsivaizduoji, kad čia atrodo, žinai, ten, bet ta galimybė, kad jinai yra, tai labai kerta per smegenis, ten, tarkim, nueidavo vieną kartą ar du, ten, maksimum į kokį teatrą, žinai, kai jau prasideda sezonas, bet užtenka paprasto, tarkim, senamiesčio, kai tu išvarai į Vilnių, ten pasivaikščioti, žinai, tas jau, žinai, toksai. Man net viso pačio rudens trūksta to šaltuko, kad, dar kai gražu tik yra, tai toks būna, blemba, žinai, kažkoks kaita, jinai kažkokį duoda tokį jausmą, kad, gerai, kažkas vyksta, žinai, o čia tai visą laiką ten šilta, žinai, toks, kad prarandi tą laiką ir greičiau laikas bėga. Mažiau kartais nuveiki dėl to, nes, toks būna, vėl, viskas gerai, žinai, po graži diena, bet ten vėlgi diena, tarkim, karšta, tai irgi, žinai, ten per daug tada planuojasi, kaip dalykai darbo dieną. Ką lauke veiksi, kada varysi kažkur, žinai, tai kitaip pasidėlio. Bet tai trūksta, žinai, sakau, paprasto dalyko, miesto arba kažkokio daugiau pasirinkimo, kur nuvaryti kažko pavalgyti. Primityvus dalykai, žinai, aš vadinu kultūriniais, bet čia daugiau, žinai, šiaip pavyzdžiui, toks momentas, kad kai tu, tarkim, esi Lietuvoje ar ten žemynė, tu supranti, kad, norėčiau, galėčiau išvažiuoti kur nors, nežinau, pailsėti čia, ar nesvarbu, ten, į Latviją išvažiuoti, ten, nuskristi kažkur, žinai, trumpam savaitgalį.
O čia toks jau, čia jau iš karto reikia planuoti, nes brangu, tai jau čia jau didelis įvykis, tai visai kitaip, žinai. Nėra to tokio, va čia noriu, nuvarau, arba čia, tas labiau yra skirties jausmas. Na, aš suprantu, ką sakai, čia žinai, gal tas būna, kaip su nuteistaisiais, kai daro, va čia tame bausmė ir būna, kai daro į kalėjimą. Dažniausiai, jeigu nesinaudoji tų dalykų, tai, nereiškia, kad, kaip čia pasakyti, nesinaudoji, bet ta žinojimas, kad bet kada gali pasinaudoti, yra irgi tokia vertybė, kurios... Man pavyzdžiui, pavyzdys, toks labai gyvenimiškas, kur aš žiauriai ilgai save parinau ir laužiausi dėl, tarkim, motociklo įsigijimo, nes nemačiau prasmės, nes čia nėra kur važiuoti, žinai, ir toks, tas labiau spaudė, gal, pirmai toks psichologinis dalykas, tai po kam, nes, čia, aš vis tiek maždaug žinau aplinkui ir galvoju, tai čia nebus man ką veikti, žinai, ir su save dar labiau dėl to parini, nes tavo atima malonumą, ta vieta ir tu tada dar labiau tas negatyviai žiūri tą situaciją, nes, tau ir šito nėra, ir to nėra, tas tai norėtum galbūt, žinai, ir gal tada pradedi galvoti, kad tikrai nori, žinai, būti ir panašiai. Gal kažkaip galė, žinai, susijau galvoju, žiūrėti, pabandysiu. Dabar viskas okei, žinai, pavažiuoji, tu net nevažiuoji toliau 100 ten kilų, nes tiesiog malonu yra tą ratuką padaryti kažkur. Pasimėgauji ir tiek tau tai reikia, žinai, paskui pagalvoji, kad tai pačioje Lietuvoje, žinai, supravi ten aplink Vilnių ar ką, dažniausiai. Tiesiog galvoje yra psichologinis dalykas, kad tu, žinai, negali ten. Arba jau būtų labai sudėtinga suplanuoti, tu gali visą laiką, bet tada jau papildomų pastangų reikia, žinai, jeigu tu nori kažką tokio padaryti kažką kelionę. Bet spėjus saloj, pavyzdžiui, vis tiek mažiau yra tų krypčių, kur nuvažiuoti. Vis tiek ir ten, žinai, važiuosiu šiandien tuo keliu tenai, ten tuo iš 3. Jo, yra tas, žinai, tai aš čia dar su tėvuku mes čia pavažinėjom dar biškį prieš išvarant, tai irgi, žinai, taip, geras, važiavom kažkur ten link Patinidą ir galvoju, dar šito iš vis niekada gyvenime nevažiavęs, aš galiu, žinai, kažkur nusukom ir toks, žinai, wow, geras, žinai, tas yra fainas dalykas, žinai, yra daugiau variantų, bet, čia irgi prisitaikai tiesiog, irgi randi, dar daug ko aš irgi neišvažinėjęs, vien dėl to, kad, žinai, neprisiruošė arba ten, yra dar tų variantų, yra taip, kad čia viskas, žinai, tie pagrindiniai iškeliai taip, bet čia kaip ir sakau, Lietuvoje galiu lyginti su autostradom, kaip plentais, tai irgi, tų pagrindinių arterijų ten kryptis kelios, o paskui čia jau kaip jau nori. Tai renkiesi tas pagrindinės. Kaip sakant, tų kelių tikrai nėra labai daug. Tiesiog, tai man labiau, žinai, yra psichologinis dalykas ir tavo galvoja ir tu save dar labiau pradedi, žinai, kriaušti ir galvoti tokius visokius niuansus, kol reikia iš to tiesiog pačiam išeiti, išlipti. Pamastyti. Dabar jau kažkaip mes gal pripratom, žinai, ir kai turi savo kampą, tai tu labiau įsigyveni ir toks tampa labiau savas ir pripranti prie kai kurių dalykų, kai kurios dalykus išmoksti, kaip reikia čia, žinai, gyventi, nes vis tiek nuo Lietuvos kai kurių kažkas skiriasi, žinai, to gyvenimo būdo, ten pradedant nuo maisto, baigiant ten, žinai, kaip pačių principų, kaip kas veikia čia amerikietiškai. Susitaikė. Tai dabar jau kažkaip visai nebe taip jau apsigludini tos aštrius kampučius. Aš įsivaizduoju, parkai mažiau jau būna. Mes dar su Jolka taip pratinamės, bet štai dėl to, kad mes vis valstybės keičiam, tai vis dažnai savo vietos ieškam nuolat. Dar biškį kliurko. Man būdavo toks labai banguotai būdavo, žinai, pavyzdžiui, užpisa viskas, pradedi dėl visko pykti, toks tampa toks irzlus ten, nežinau,
Ir tai ne tai, kad dienos, bet labiau tokiais, žinai, momentais, kur ten, nežinau, mėnesis jau ten ar dar ką, ir toks būna, kad, čia ten, nežinau, amerikiečiai visi ten veidmainiai ten. Tokių pradedi, žinai. Okay. Čia, žinai, tipo, toks biški toks atsiranda toks. Pajauti pats, kad, žinai, čia užkniso viskas, čia tas blogai, arba dar ką. Tai reiškia, reikia pakeisti tiesiog aplinką arba kažkaip, žinai, nes ateina ir paskui praeina, žinai, kažkodėl, gal kažkaip. Čia turbūt tokie dalykai bangomis, man, žinai, kaip būna, kartais laimingas jautiesi, kartais nelaimingas, visiškai be priežasties, tai kažkoks natūralus ciklas. Ką tu, Giedrenė, tyli visą laiką, gal irgi kažko pasidaryti? Man tai čia gerai Lietuvoje. Čiūju, kad gerai, nes aš kai nuvažiuoju, man irgi smagu. Gal aš šiaip pagalvoju, Lekai, o tau kur labiau buvo, Hamburge ar Berlyne? Šiaip gal Berlyne geriau, žinok, palyginus su Hamburgu. Pagrindė, aš manau, Berlynas įdomus miestas tuom, kad žmonės fainesni, nežinau kaip pasakyti, įvairesnių žmonių yra. Nes tiesiog pats atsivilioja. Simonis prisijungė. Aloha. Taip jūs gyvenat. Puikiai. Šnekamės irgi apie gyvenimus. Sioma, tamsiam kambarį sėdi vienas. Po darbo? Bristolis. Jo, kaip tau Bristolis? Pripratai jau myli miestą? Jo, patinka. Labiau negu Vilnių? Nežinau, gal vienodai buvo. Labiau reiškis. Teisingai. O ką, jūs čia nostalgija kažkokia? Ne, čia Giedrius manęs paklausė, man Hamburgas ir Berlynas labiau kaip miestas patinka, tai tiesiog pradėjau sakinėti, manau, kad Berlynas, nes sakau, pagrindė dėl to, kad žmonės kitokie negu Hamburge. Nesakau, kad Hamburge nėra žmonių normalių, bet kontingentas įdomesnis. Man įdomu, pavyzdžiui, tu jau buvo toks jausmas, kad tipo, kaip pavyzdys, tipo, kad vis tiek jau ten keičia lokacijas ne vieną kartą, tai kad toks maždaug ir aš kaip suprantu ir iš reikalo, žinai, nes ten darbai, dar kažkas, bet toks nebuvo tokio, kad blemba, ten Švedijoje, tai man ten tiko gyventi, arba ten Hamburge, man ten buvo ta vieta. Dar nerado tokio, kur tipo gailėtumėtės arba lygintų, kad ten biškį geriau buvo. Ne, yra, aišku. Tai prasme, tikrai lyginam, pavyzdžiui, Švedijai vasarą žiauriai smagiau negu Vokietijai, Berlynos ir taip toliau. Pagrindė dėl to, kad ten ir infrastruktūra sukurta ir šiaip vietos smagesnės, gražesnės. Ir man pačiam, kaip pavyzdžiui, aš miškų mėgėjas, tai man Lietuva, kai atvaru man Dvarčiuose patinka ganytis miškais. Tai Švedijoje irgi to yra. O Berlyne, ne, čia miškai aptverti, artimiausių miškų normalių važiuoti, žinai, porą valandų, jeigu nedaugiau, tai toks biški vargelis jaučiasi. Ir tokius lygini tada dalykus, aišku. Bet tada žiūri kažką kito teigiamą. Toks pat, tipo, šnekėjau su kirpėjų, žinai, ten iš Italijos, žinai, kilęs, bet jau ten gal 50 metų čia UK gyvena, tai žinai, pradėjo ten irgi tą nostalgiją. Čia, tipo, Italija grįžtu, žinai, čia į mišką, ten, kokių ten grybų pasirenku, žinai, jau čia jam skanu, žinai, sako, čia blemba, visur privatus miškai, niekur negali nieko skinti, žinai, ten, žinai. Ir aš, tipo, kažkaip atsišnekėjau, sakau, Lietuvoje irgi ten, sakau, yra, tipo, tie valstybiniai miškai, eini, žinai, skini, bet, sakau, Lietuvoje, man atrodo, ir ten tose privačiuose tu gali įeiti ir, žinai, ten tos grybus rinks, žinai, tau, pagal įstatymą, žinai, negali uždrausti, žinai. Tai tu, žinai, blemba, kaip fainas, sako, žinai, va čia, sako, čia, ten jam irgi buvo tokie, žinai, jam grybų negalima pasidaryti. Vat kiekvienas, žinai, savo tarkliuką turi, tipo, kas kliūna. Simonė, tai gal buvo toks... Aš trumpai tik paklausiu, tu visą laik Bristolį ir gyvenai, ne? Jo. Kaip tu Peintone gyvenai, jo šimtas? Ten toks gyvenimas, aš bet Peintone, man visi ten tie tokie angliški seaside, žinai, taunai, ten tokie, žinai, nežinau, man tokia nostalgija. Jūs pavasarą kai dirbot, ar tai?
Jo. Suomagi buvo likęs, ne? Metams Suomo dar buvo likęs, ne? Jo, bet jie visi panašus tam tokie, žinai, tokie, nuskūrė tokie, žinai. Žiemą tai ten iš vis Dubakas, ten, žinai. O šitą Simolio, kaip tu iš viso į Bristolį atsidūrė paskui? Taigi Neringos tiesiog gyveno Bristolį. Tai jinai pasikvietė, tipo, atvarykit į Bristolį pabandyti, ar kaip? Nu, jo, žinai, jo. Geras. Bet palai, susipažino, tai kažkur ten jo, taip, ne? matai, ten ta prasme tas, kad visi tie, kurie varė, buvo, žinai, ten tam Paintonai, persikėlė į Bristolį, žinai, ir ten Neringos, irgi ten prie to buvo, tai jie ten, žinai, nes man atrodo, ten Vaida, Jarka, žinai, ten pirmi, žinai, ten išvarė, žinai, dar ten jo tautis, dar koks ten Kristijonas, ten tas Maskvas. Tai va taip ir gavosi, žinai. Tai visa ta hebra persikraustė į Bristolį ir jūs irgi tenai, po to jau jie išsivaikščio. Ne, tai tada į Neringos sesuo mes, ta prasme, dar po Lietuvoje gyvenom, žinai. Nu. Ir paskui, žinai, taip gavosi, kad, buvo mes pas Neringos sesuo ir atvarėm. Nes ir Nerka ten gyveno, o girdėjot ten tipo apie Nerką, kas ten nutiko. Ne, kas? Tai žodžiu, ta prasme, kad jis pas Ragą, aš su Ragu skridau į Lietuvą, žinai. Tai tipo, žinai, jie pas Ragos sodybo, jie ten buvo, žinai, su vaikais viską, žinai, Ragas ryte išvarė, žinai. Tipo, girdi kažkas ten aimanuoja, tai rado Nerką, žinai, iškritusi pro langą, tai jį ten, žinai, vos net ant komo buvo, žinai, jam ten, žinai. Kada? Eik tu. Jo, ir ta prasme, jis dabar ten, žinai, man atrodo, dar ten ar su Ragu susirašiau, tai Elena ten tipo parašė, žinai, tipo žinutę, kad jis neva, žinai, ten tipo pusiau atsibūdęs iš komo, žinai, ten tipo turi tipo upper body strength, bet tiek ten su kojom dar nelabai judina, ten tipo lyg ir į komandas atsiliepia, bet toks tai, žinai, dar. Eina savo. Jau šią vasarą, ta prasme, aš kai išskridau, žinai, tai... Mes dargi matėmės pas Donatą. Taip, mes pas Donatą susitikę buvom bendravom. Aš sakau, Nu tai va, tai ten, tipo, žinai, ir paskui ten, tipo, sako, Ragas atvarė ten policiją, kadangi, žinai, niekas Nerka negalėjo pasakyti, kas ten, tipo, yra, tai ten, tipo, kaip ir baudžiamoji byla, žinai, dėl galimo, žinai, sveikatos ten sutrikdymo, žinai, ten tipo vaiko teisės iškart prisistatė, tai tipo pas Nerijaus ten tipo mama paliko tos vaikus, bet tipo sako, žinai, jeigu motina per savaitę netvarys, žinai, ten tipo, tai tipo pasiimsiu mes tos vaikus, žinai. Nes pradžioj ten negalėjo ten su Elena kažkaip susisiekti, žinai, paskui parijos tėvas ten sugebėjo kažkaip. Įsivaizduoju, kad čia galėjo atsitikti, kad iškritęs pro langą sodyboje. Paskui jam ten plaučių uždegimas prasidėjo, dar ten, žinai, nes tipo gal. What the hell? Čia baigėsi šitas... Jo, bet tai šiaip apie tą temą tęsam. Jo, Nerkas, tai čia visiškai iš niekur. Tai prasme, kaip, kas, tiek daug klausimų, bet, nu jo. Man tai keista. Čia mačiau, užmetė ir dingo. Aha, ir viskas, ir nebeprisijungs daugiau. Čia, žinai, tas paskalų nešiotas, kur, tipo, aš atnešiau, atlikau pareigas, toliau gyvenkit su pasiekmėm. Kitą kartą susijungiam. Nerka, ką Nerka? Nežinau nieko. Čia būtų žiauriai. Dar, kaip pasakysi, Mukai, aš kažkaip skrolindamas pro Facebooką, ar užmečiau akį, žinai, ten buvo fotkė jo kažkur ten čilinant. Jo. Ir aš taip, galvoju, kažkaip įdomu, kaip, nežinau, pagalvojau toks, tipo, įdomus bičias, kad, aišku, ten per draugės, tipo, palaiko ryšį ten su, žinai, su Vika, ten Donata ir ten ta Ispanė.
Bet, žinai, gal, nu, aš suprantu, kaip jisai, bet man jis toks, žinai, visą laiką, aš jį padėjau į tą stalčiuką, kur mes Anglijoje buvom, ir man jis iš ten draugelis, taip pat tu tai gal, žinai, daugiau ten bendravęs, bet ir man taip keista, nu, ne keista, bet visą šį pamatau ir toks man, o geras, tu čia, žinai, tipo, kad tu čia veiki, žinai, taip, paužiūrėjau fotkę ir dabar tu čia pasakoji, galvoju, eina šit. Nu jo, tai ten ta prasme, ten miškelį fakte kažkaip čia taip gavosi. Visiškai fakte. Čia visiškai. Man šitie visi, kai iškrenti pro langą, tai man tokia yra visą laiką misterijos dalykai ir to kaip tu gali... Tai sakė, ten tu paragas, kad ten buvo tas langas, žinai, ganėtinai aukštas, žinai, kad ten, ta prasme, ten sunkiai kaip ir prasisvers, žinai, nu, žodžio, kad ten... Ne, man, žinai, kai žmogus pats nepasako, gal ne iš langais iškrito. Nu, kažką ten tvarkė, nu, žinai, ten gyvūnas sugalvoja, kad nors, nu, stoti, nu, gali. Žinai, blogiausia tai, kad ten, žinai, niekas nežino, kaip jis ten gulėjo, žinai, tai jeigu iš karto, žinai, tą pagalbą suteikia, žinai. Nu jo, drama. Tai aš tai Vaidą gal daugiau žinau, žinai, tai. Nu, vėl, tai dabar Vaidai reikia skambinti, pakviesti kolą. Tai va, tokios nelabai geras naujienos. nu, Nes sakiau, mes buvom susitikę tam su Nerkės jo vaikais, žinai, tam adventikui, tenose, žinai. Jo, Kosmosas. Gerai, tai varyti, aš tai jau pjausiu. O kiek į valandą? O, jau 10. Reikėtų ir man žinokit varyti. Jums tai iš suprantu, kad diena prasidėjo, bet... Tai čia karėtis. Rytoj anksti keltis. No, Kaliukai. gerai.